Sveiki, gyvi, kas geresnė? Tai šiandien ryte atsikėlėm ryte ir pagalvojom su nuim, kad žiauriai geras oras, norėjom važiuoti prie jūros, bet nevažiuosim. Tai važiuosim žvejoti. Tai ką, pasiėmu krepšiuką, kepuraitę savo ir pjaustamės užkandą, ką dėsimės prie žvejybos. Pasipjaustysim kumpelę, dešrytes, dar vienos dešrytes, pomidoro. Važiuosim dar nusipirksim gėlių prie to pačią, nes grįžus vakarą pasisodinsiu. Ir galėsit viską pasižiūrėti, kaip ką sodinsiu. Gerai, įsidedam ausyčių. Aš jų nevalgau, Nojus valgo. Jas, tai biškį dėdim. Va, susikrovėm krepšiuką. Pomidorą, agurką, kumpelį, krienų, garažą. Nu, žodžiu. Dabar važiuojam. Pirmą reikia važiuoti įsiaiškinti, ar aš rasiu meškerę. Gal čia viskas baigsis ties tom, nes aš nebežinau, kur padėjau savo meškerę. Ką tu juokauji? Nu, aš nebežinau, kur jin yra. Tikėkimės, kad pardėj jin yra. Bet neaišku. Nes jeigu rasiu meškerį, bus ten zilkos visos nutrūkę. Žinokit, iškart perspėju. Aš esu neprofesionalus žvejys, tai profesionalai gausit vitaminą C šiandien nuo juoka dozės. Pažiūrėkit, kaip pūn golfs. Pūn per visus galvus. Ir šiaip neužilgą žadam dėti skelbimą, bet keitimą būdų tik. Ne pardavimą, keitimą. Kas norėtų iškeisti kažką. Ir aišku, ne BMW. Ne BMW. Nes Beata nenori BMW. Ne? Taip. O šitas norim atsikratyti todėl, kad kol ateis žiema, jin bus visiškai supaus. Daugiau nieks nenorės keisti. Nu tai aš teisingas ir sąžiningas žmogus, tik aš dabar slėpsiu. Nu tai taip aišku, kad golfai pūn, nu. O aš nebenoriu, kad jin pūtų mano rankose. Geriau supūs kitą žmogaus rankose. Važiuojam dabar greitą tų gėlių, po to pačią pagrindinę misiją susirasti meškerę, dzikų reiks nusipirkti, pašariuką. Bet šiaip mes net nežinom, gal net tų žuvų čia tokiu laikotarpiu net nėra. Gal. Nu koks skirtumas smagu užmesti meškerės? Nesmagu man tiesiog įmest zilką, žiūrėti zilką, žuvės nei vienos nėra. Nu gerai, gamtoj pabūsim, man daryk nusipirkti purškalą nuo uodų, nuo erkių ir nuo viso kito. Nes man jau suėdė dabar pasidėjau laukia 20 pusę valandos, jau mane suėdė. Manęs daugiau nebeeis. Aš vis tiek eisiu nervus. Oi, pridavė čia gėlių. Bet čia kiek daug jų. Čia kiekvieną šiltnamį šilda su granuliniu pečiu. Šilda šiltnamius per žiemą, kad nemirtų gėlės. 10 tonų sakė. Šiltnamiai. Užšildyt per visą žiemą. Gėlių rūjus. Va, granulinis pečius. Oh my god. Ja. Ko man dabar reikia? Tai kur mano meškerė? Kas pavogė mano meškerę? Ne, čia bus cirku. Aš dabar nežinau, kur jin yra. Va čia tai cirkai be pinigų. Karo čia niekur nėra. Aš turiu vieną tokį, bet ten pavargusi nėra. Bet tai ką darysi, jau čia teks naudoti tą, bet bus be žvejybos, nes šiaip aš tą antrą turiu naują. Va, tokią turiu. Kabliuks yra, viskas yra, nu tai sueis jaučiu šitą laikinai dabar. Aš nežinau, kur aš pasidėjau tą naują. Kaimyns buvo uždavanojęs. Jį neberandu. Opa! Ant tų žodžių atradau. Va! Įda apkrauta. Kas čia apkrovė? Kažkokiais siurbliais. Va, mano meškerikė. Šitą. Palakablis yra.
Aš nemoku rišti. Yra. Vsio, galim važiuoti. Pažiūrėkit, koks čia susipainimo lygis. Aš nesugebėsiu. Žinokit, atpainėti. Bet pabandysiu. Ką? Eik čia, pašildžiau jau. Tuoj. Kėdės, va. Kėdutės. Jau Jūs skaitykit, 2 valandą mes dar nežvejybai. 3 valandas pažvejosime, vsio, baigta. Bet dabar čia biškį gėlyčių daug. Pasiėm... Padedam tam? Na, davai. Tai šitą Atsargiai kablis. Čia dėk kablį. Čia tą nutriušys. Ne, nu... Nedėk ant gėlių. Čia tą nutriušysę pasiėmė. Sakau, supainiotą naują. Aš pasiėmiau tą seną, nes naują, kol būčiau atpainėjęs, būtų rytojus atėjęs. Svarbu kim, koks skirtums, kokį tą meškerę, koks ir ant pagaliuką užsirišiu. Ant pagaliuką užsirišiu šniūrą kaip senais laikais. Jeigu kimb, reiškės kimba. Pas mane visos jos kibs. Dieve padėk. Taip sakai? Aš taip žinau. Tada dešų perkam, aš dabar užvalgiau balandėlį, gal užteks dakuskės. Ja. Dešų net nebesiimsim. Bet mums reikia parduotuvę vis tiek. Ko? Arba į senukus galim nusipirksi pašarą, aš noriu purškalą nuodu. Norfai. Pašarą nepirksiu senukose. Aš galvoju, iš vis tą pašarą reikia. Dzika įmeta į kimb. Tai gerai, bet man tada reikia... Ko? Purškalą. Palauk, Nes iš tų uodų nebegaliu pakeisti. Okei, let's go. Pasiėmėm nuo uodo purškalą. Da pašarą reikia. Opa, 100%. 100%? Tai kokį ten žuvą, aš nežinau, reikia universalų imti. Universalų, kolega. Pasiėmiau bazinę jauką. Bet šiaip reikia kibirą turėti tokiam dalykui, nes turi padaryti tokį kamuolį, žinai, su vandeniu, sumaišius. Bet aš padarysiu savais būdais. Pasiėmėm purškalą. Būtinybė. Nuo erkių ir nuo uodų. Ir šiaip, dienos metu nieks nevažiuoja žvejoti, bet... Mes važiuosim. Mes debilai esam, mum ką padaryti, Mum nieks baudos neišrašys, kad mes dieną žvejojam, norim žvejojam, Sekėjai mūsų. Kimarin. Kamarė dara. Va, kaip atrodo mūsų ežeriuks. Čia vyks visa žvejyba. Beata pamiršo įsidėti kraut telefoną, tai dabar kraun reikia kuriant mašiną. Man kėdė reik, aš semku noriu, užkandos ir man daugiau nieko nereikia. O tu čia jau daugiau mėtikis, ko tavo reikia. Padėk, atžai. Va. Viskas, ko man reikia. Ir vėl netika tą vietą, vėl turim važiuoti, kol surasim vietą, žodžiu, ateis vakaras. Duokit 10 taško betai, nes jin atrodo gryna kaip išvykui. Kepuriuk, šortukai, kėdės, tapkikės. Važiuosim ten, aš čia labai didelis vėjas. Va ten, va. Ten biški užuovyje. Čia labai vargins tas vėjas mumis. Manęs nieks nevargins. Važiuojam lauk iš čia. Vandenuks, va. Gerą vasarą. Kaip aš noriu, kai jis jau iššilta, aš taip noriu maudytis, va dabar ten taip įkryščiau. Bet dabar biški dabar šalta. Nu, biški jada vanduo, tai neįšilęs. Pažiūrėk, čia kažkoks šabakštynas. Ten toliau gera. Nu va čia va, ta, kuri Nu, matės. tai va čia. Nu, kaip atsisės čia reikia? Tai čia va sėdi, įmeti. Tai ten irgi taip pat sėdi ant kalniuką. Tai bet ten sėdi lygiai.
Tai buvo čia ant kelė. Nu, įsėdėk tarp tų žolių, ten betonas. Aš bijau Pala, eiti. pažįsim toliau. Eiktų, tu pasižiūrėk, kas čia per duobę. Nieka, golfesteris. O dieve, tu turns. Ne, čia ne golfesteriui skirta tokie Čia keliai. ne golfesteriui. Sakai, Labai jeigu žema. golfesteris, matai, viską gali. Nu, karo, čia būsim, kur sakiau. Čia da uodų daugiau. Nu, tai biškai pasivary. Nu, gerai. Ne, gerai. Nu, gerai, aš čia sėdėsiu. O kur tu sėdėsi? Tu sėdėti negalėsit, nes tu turėsi stovėti. Va, viskas, aš pasidedu. Šitą pasidedam. Ištrauk mano kėdę turi būti nesulūžus. Šitą tavą nesinsulūžus. Tau nereikia nesulūžusios, nes tu vis tiek stovėsi. Aš sėdėsiu, žvejosiu galingai. Pažiūrėkit, kokią betą man kėdė. Nu, suplyšusi, nu, taigi atlikas visas, taigi naudoji nuo juks. Gerai, eis noriu. O, kaip gera. Primenu, nesu Kaip ekspertas. saulė leidžiasi, tema gera. Bet tai jau viskas poilsi, telefonį įlindus, atsisėda, įsėdž. O ką man daryti? Meškerę padėti raityti. Į batoną daug, su batonu žvejosiu. Pamiršau dzikų pasimti su sliekais. Žuvim duosim biškį batoną. Ir pats biškį pavalgysiu. Garaž. Tu nenori? Ai, nebėra, aš viens tik yra. Kėdė sulūžus, viens tik tai yra, man gert nėra. Nu, žodžiu, tu tik žvejok, o man Aš leisk tau ilsėtis. visko yra, tau lašin. Išjungi? Ne. Tau visko yra, tau yra lašinukų. Gerai, tu dabar rodyk liaudim, kaip aš užmetu meškerę. Gerai. Pasiruošę? Žiūrėk, biją nukreipti. Jei tu mane tik nepataikyk į mane. Na, Ar redi? redi. Pasiemam iš džilkučią. Aik, tu gerai yra. Čia kažkas vaikšta. Ne, čia paukštelis tarp tų skraida. Ble, man čia kaip bebras. Eik tik tais. Į viso paliekam, įžiūrim. Zakuskė. Jau reikia pradėti valgyti. Į kaip jums mūsų pulsis. Žvejybinis. Nu, reikia visko patirti. Šiandien žvejybą Taip. patirsim kaimietišką. Gerai. Utenos nealkoholinis. Kažkaip aš pastebėjau, kad šiandien mes vaikščiam vieninteliai tokia vasariški. Kažin kodė. Nu, da kiti žmonės biškai bijo. Ei, tu nedėk ant žemės ovaliukų freis. Duok man kažką skanaus. Tu jaučiu, čia nieks nekeps, nes tu čia labai arti metį. Profesionalai neaiškink. Kažkas kaip įkimb. Biški. Pafilmuok mane, nes jaučiu, kad žuvį tu ištrauksiu. Nejudink dar. Ir neišgazdink. Eik tu, per anksti. Ne, reikia toliau mesti. Metu toliau. Manęs neužkabink. Bu ištrauksi gražiausią undinėlę pasaulį. Kodėl jis taip nenuein toli? Nes dėl to, kad tavo tie svareliai gal blogi. Pala, biški arčiau prieisiu. Atsargiai nelipti tą žolės. Va, čia protingesnis. Pabūsi. Kabinų liaudis. Na. O, jau geriau. Vadaba. Ešeris lyskai niekur. Su ta šlepkė. Gryna kelioninkė turistė, mano turistuks. Ja, Gerai stebėka nekimb. ta dešra atrodo kitoks skonis jos laukia. Nu, ne tai, kad kieme ne, bet va kažkur va. Visą maistą gamtų yra skaniau. A valgot šaiką kiaulio ausis? Miestiečiai valgot?
Nes mes kaimiečiai te valgom. Ruoš kamerą. Jud. Ėd. Nežviek. Bus jaučiu nuėdė. Sakai? Žiūrėk, ne. Nenuėdė. Nes kiena pusė. Aš galvoju, kam aš tą pašarą pirkau. Žiūrėk, rūpužė. Kam tas pašas čia buvo reikalingas? Aš su batonu pagausiu. Tu moki, jeigu ką, jaučiu kimp. Ištraukiau žuvį. Čia specifinė rūšis, kur mes žvejojam. Jin vadinas voratinklinis žuvis. Kaip dainuoja tos... Varlės. Pupytės, va, pupytės. Pasigaunu ašerojų. Šalta? Vasara. Jūra atnešė man. Ir geriau. Pasaka. Padiskutuojam apie namą. Mes esam du dundukai, kurie nežinom, ką reikia daryti. Nes mes norim savo būstą. Ja. Nežinom, ko. Apirkti jau nugriuvusi ir renovuoti jį. Bet labai daug pinionza reikia. Turim žemės sklypą. Turim sklypą ir šalia to sklypą dar pardavinėjai vieną sklypą. Tai iš viso turėtume 12 arų išeitų neblogs nams ar statytam sklypę namą. Ir tą papildomą sklypą dar nusipirkti. Ar į tą sklypą atsiveš modulinį namą, nes moduliniai šiaip žiauriai gunda. Tu sumoki pinigus, tu atveži renktą namą, eini gyveni naujai įkvėp viskas. O renovuot namą, tai tu nusipirkęs turi dar, va, kur mes dabar gyvenam, nuomuoti. Ir dar plus kišt pinigus į tą kitą, kur renovuosi. Tai žinau, kiek pinionza čia reikia. Gal kažkas įsikėjo, turit įsigiję modulinį namą arba kažkas iš draugų turi įsigiję modulinį namą. Ar tiesiog eit nusipirkti namą ir eit gyventi. Bet Joniškai nepardavinėji nieks. O jeigu pardavinėji, tai tokiam kainam, kur Vilniui galėtum vilą nusipirkti, nes čia kosmonautai. Nėra ką žiūrėti senųjų statybų nam su kažkokiam tom lentikėm carą rūriką laiko iškaltom 120 000 prašo. Nu todėl, kad 4 aukštų pilis, kur reikia šildyti ten, aš nežinau, kiek pinigų turėti, kad užšildyti visą tą namą. 120 000 už tokį nori. Į sodelius nuvažiuoji tuščias, iš vis lauks apžėlės plytos, tiesiog pastas, stov kažkoks tuščias. 33 000. Parašykite komentarus, kas ką yra praėję, ką patartumėt. Su paskolom irgi ką patartumėt, iš kur imti paskolą, kokią paskolą geriau imti. Nes uždirb pinigų ant namą 900 000, tai čia be paskolų neapsieis ir aplamai. Daug protingiau yra į mėnesį mokėti, negu atiduoti visus pinigus. Nebent jau dirbi darbą, aš nežinau, kurį mėnesį kali po 20 000, tai tada gali pasistatytume per metus namą, jeigu po 20 000 uždirbtume į mėnesį. Bet kadangi taip nėra, tai be paskolos neapseisim, tai vat ir patarkit, iš kur paskolą geriau imti, kada imti, kaip imti, kokią imti ir žodžiu. Viską, nes mes nieką nežinom. Ir nežinom, kur kreiptis, į kokias įstaigas, tai žinom vienintelį, ką kreiptis pas jūs, nes didelę auditoriją turim, tai tikrai kažkas iš jūsų jau esat praėję visą šitą ir mums rekomenduosit. Ir dar kalbant apie gėlės, kur mes šiandien pirkom tas gėlės, kai aš minėjau, kad su tam granuliniu pečiu 10 tonų per sezoną. Tai tu įsivaizduojat, jeigu gėlę už 2 eurus pardavinėjai, žmogus ateina ir skundžias, kad labai brangu. Tas žmogus nepagalvoja, pažiūrėkit, vien 10 tonų turi iškūrenti granulį, kad šiltai gėlės žiemos sezoną išgyventų. Vazonai, žemės. Ir 2 eurus už gėlę. Ir žmogaus darbs. Na. Nu, ta prasme, eik. Tai kur čia? Tai tu vat niekas turi visai ką pagalvoti, ką žmogus kiek darbą įdėjai tą, kai tu sakai, jam brangu. 2 eurai. Brangu čia už gėlę. Aš dabar už 2 dėžutės sumokėjau 20 eurų. Eik tu sau. Žiūrėkit, nuoju, kim. Paladu, grūsiu tuoj. Kim nuojau. Žodžiu, baigęs mūsų žvejybą ir viniuoja meškeres, ane? Dabar einu suviniuoti, tuoj suviniuosiu meškeres ir viniuoja meškeres. Kaip jums žvejyba mūsų? Prašyčiau nekeikti ir nežvengti. Yra kaip yra. Nieks nematė, nieks negirdėjo. Turim, ką turim. Pamirštam šitą atvejį, gerai? Niekam nesakykit, kad buvom žvejoti. Niekam. Liktai nieko nebuvę. Kreipiam temą, šutinam laukičią. Noriu pabiškai baisų sapną. Žvejybininkai, ble.
Paėdėm, atsigėrėm, visą išvažiavom. Welcome home. Be žuvų, be nieko, grįžom namo. Varom sodinti. Dabar tu turėsi darbą, aš tau sudiriguosiu viską ir tu man sudiriguosi viską ir mes susidiriguosim viską ir mes eisim dirbti, pasidarysim gražią terasą, tu turėsi sutvarkyti mūsų kiemiuką, sutvarkyti skėtį, padaryti viskas gerai, ką šiandien vakarą galėtume gražiai atsisėsti, atsikėti garažą, važiuoti. Taip turi būti. Žodžiu, dirigacija bus tokia, kad reikia šitą skėtį, tos akmenus visus nuimti ir juos perdėti, nes skėtis nulinka iš po žiemos. Tada turim tokį gražų vaziniuką, čia pasisodinsim, tada šitą turim pakabinti, ten turim vazoną pasodinti, šitą vazoną turim pasodinti sveikatą, čia turim pakabinti. Nepakabinti, čia lentų nėra, į plasmasę nukrista gėlė. Tai grįš į tą lietvamzdį, kaip jis vadinas. Kažkaip tu dėsi sukonstruosi šitą užduotis. Čia va 2, 1, 2 ir dar vieną, nežinau, dar kur sugalvosiu, bet kažkur dar reiks pakabinti gražiai vieną. Da, va, tokie mūsų darbai, ką tu manai? Aš manau, kad šitie darbai yra šiknan skilin. Man dana reikia atsivilkti. Aš dakį marinu, kol galiu. Taip nenoriu dirbti. Matot, va, kokį moteriam reikia būti stipriam. Nes vyrai mekiai. Biš praskalausiu šašlykinę, nes šiandien jaučiu mėsytės įsikepsim. Tai reikia praplaut, nes čia pažiūrėkit kokios srutos. Srutins. O čia, ką žinu čia. Good. Pasaka. Einu terasą tvarkyti. Mane aiškinsit nieks, ką daryti. Nes aš pasakiau, aš terasą tvarkysiu. Va, pasidariau 3 pakabinamus. Vieną tokią kompoziciją pasidariau. Čia tokia paprasta ant stalo. Ir vieną va tokią. O joks ką čia daro, tai aš net nežinau, ką čia darai. Sakė neklausti ir nesigilinti. Jis žino, ką daro. Tai pasižiūrėsim. Tau negražiai naujau? Gražiai. O dabar pasižiūrėkit, ką mes čia padarėm. Mes galvojam, kad čia yra daug geriau negu ką buvo. Tai čia padėjom tas plytelės va tokias va ale. Ir tą vazoną čia padėjom. Čia dar nekreipkite dėmesį, nuo žiemos girliandą jis turėjo nukabinti. Sakė nukabinti, aš sakiau nekabinti. Čia pastatėm šitą vazoniuką ant stalo, nežinau ar trukdys ar ne. Ir dar pasikabinau šitą, labai fainas dalykas. Jisai šviečia naktį tokiam skirtingom spalvom. Tai, čia tai bardakėlis lengvas, bet šiaip tais gražiai atrodo. Aišku, mes čia kažko labai neišpešim, nes čia nėra kažkokia modernuma ar ten naujoviškai, europietiškai, bet mes bandom daryti iš to, ką turim. Gražiai ir jaukiai. Čia nusipelu. Turim tokius iš tėmų, sakė, tokius va kamoliukus. Jie taip pasistata ant tokių va ir dar prisilipda po apačiai. Ir juos įsideda tokias šviečiančias lasdelės. Ir prie jų prikim visokie tipo, vabalai, va, mato toks va. Vakarį sėdysim, tada įdėsiu. Bet nežinau kaip. Įdėsim. Vieną uždėjau čia ant sienos, čia nulipdysiu paskui. O kitą uždėjau čia ant kampą, kai sėdi, va čia dažniausiai nuo tų krūmų. Ir daug tos lasdelės, kaip suprantu, prisilipdys ant jų, nes aš nežinau, kur jas daug įsikiš. Nežinau, kur jas dabar reikia padėti, ką jų nenusimestume. Į Kaun mes čia parsivežėm. Coca-Cola, žalios karbonkės ir dar kažkas ten. Bet svarbu, turim mėsytės. Ant šašlykinės įsikepti. O į tas Coca-Colos visokias tai nežiūrėkit. Bratkis susuks svečius. Šiandien šeštadienis. Tai Coca-Colos atsigersim su ledukais. Bet pirmą einu apsimaut kelnes. Kelnes apmautas, einam kur šašlykinė. Tai žodžiu, stinkam rytoj už 3 sekundžių. 1, 2, 3. Bum!
Tos 3 sekundės greitai praeina, ne. Šiaip dabar jau yra 5 dienos praėjusios nuo tada, kada paskutinį kartą pamatėt prieš 3 sekundės. Bet tiesiog noriu pranešti, kad va dabar, kur matysit, kaip mes kepam mėsą, tai čia yra kitą dieną, nes Beata atsivežė savo abi močiutės, tai pasikepėm dar mėsą su jais. Nu, kad negalvotumėt, kad kepam mėsas kiekvieną dieną. Matos? Matos. Matos, Ja. ką darau? Ja. Tai parodė, ką darau. Ką, kaip ar? Tai su tuo škurliu kokiu čia, stu. Nu va, Dengino, dengiu dabar. Matos? matos. Apsimaunam pirštinės. Ir darysim kukulaičius. Najukai sviestuką pačirškink. Matos? Matos. Ant popierio kažkoks. Ne popieris čia. Greičiau. Tuoj. Kas? Kotlet. Kotlet. Ja. Tai matai, kai kotletą padarė. Sakė, nebefilmuot. Nu, mačiutės, kaip vertinat nuojaus vakarienė? Geras padorius. Geras padorius. Nu, kita mačiutė, ką sako? Užsisakysim pietus kitą savaitę pas naują. Va. Matai, najukai, kaip gerai. Turi jau užsakymų. Ką? Pasaka. Ir tas visos kavinės, kokios ten šudinės. Nu, nereikia jokios kavinės, ane? Čia labai skanu ir gerai, ane? Nu, dabar dar pabaigiam mūsų burgeriukus. Va. Kaip skonis. Aš kepiau, aišku, pasaką. Mano va toks va. Skanu? Žiūri. Pasako, pasaka. Paragausim. Eisim, dar sriubos įpilsiu visiems įsivežti. Nereikia jokių sriubų, tik tai bus rytų pasišildysite, valgykit. Kokio velnio, vėl kepsit. Koks pečiankas. Koks pečiankas? Saka, vėl kepsit kokias pečiankas. Pavisveikit biškį nuo tų kepimų. Nu tai gerai. Paragausit mano sriubos, pasakysit tą skanį. Tai čia žinau, kas skani. Nu, Tai neragavai. Čia va visokių patermezų. Čia. Tai pabaig tą sūrį. Nu nedėk tu cibulį. Jėzu, kad čia vėl. Man dar vieną sūrį. Įdūrė da kažkas. Tos lentelos mūsų. Nedėk tu cibulį ten. Skanų prie... Nu, kuda. Nieką. Nusimužūsta. Salotų dar reik pabaigt, va. Ai, tu pavelniu. Pabaikit. Nori mačiutė? Vieną kartą neužneši. Viskas jau neša. Tai ko tu stovėsi čia? Kuda į vieną ir dar duoti vieną. Nieko nebereik. A tu gali pasėdėti?